Na, jau tikriausiai iškepė? Ne, tikrai dar neiškepė. Jei tavo pyragai keptų greičiau, galėtume aplankyti senelį. Tikrai? O, jau ir iškepė. Einam. Šiluva. Nebegaliu, grįžtam. Ar dar toli? Užteks verkšlenti, jau visai netoli. Pailsėsim ir nueisim. Ne, nenueisim. Grįžtam namo. Neverk, girdi? Ką? Nieko negirdžiu. Negirdi to garso iš pelkės? Kokio garso? Varpo garso. To, kuris nuskendo. Mama pasakojo, o jai papasakojo jos tėtis, mūsų senelis. Tai atsitiko senais laikais, kai Šiluvoje dar stovėjo medinė bažnyčia. Vežė į tą bažnyčią 2 nuliedintus varpus. Vieną pargabeno sėkmingai ir įkėlė į varpinę, o vežant kitą, miške, jau visai netoli Šiluvos, pasibaigė arkliai. Lūžo vežimo ratas ir varpas iš vežimo nuriedėjo nuo skardžio į bebaigiantį užakti miško ežeriuką. Bandė vyrą ieškoti, bet ką tu rasi pelkėj. Po kurio laiko susapnavo kunigas keistą sapną. Lyg nukeliavęs tas varpas po žeminėm gyslom į ežerą netoli Tytuvėnų. Ir lyg jam tas nuskendęs varpas sakytų: jei nori mane susigrąžinti, atvažiuok sekmadienį prie Bridvaišio ežero laikyti mišių, aš iškelsiu. Sekmadienį kunigas su zakristijonu susirinko viską, ko reikia mišioms, ir nuvyko, kur buvo pasakyta. Ir iš tikrųjų, besibaigiant mišioms, ežero paviršiuje pasirodė varpas. Bet zakristijonas užmiršo pasiimti žnyplę žvakėms užgesinti. Ir varpas vėl dingo ežere. Panėrė vyrai į ežero dugną, pamatė didžiulę žuvį, apsivijusią varpo šerdį. Atseit varpas mano neatiduosiu. Sako, kai skambėdavė Šiluvos varpas, tai jam atsiliepdavęs ir jo brolis: aš nuskendau, tu sudegsi. Taip ir buvo. Senoji Šiluvos bažnyčia sudegė, dabar jos vietoje stovi mūrinė, o tas ežeriukas, kur nuskendo varpas, dabar visai užako ir vadinamas Varpo pelkė. Aš atrodo kažką girdžiu. Gal tai varpas gaudžia? Gal varpas, o gal ir vėjas. Ar senelis daug tokių pasakojimų moka? Gal net 100. Oho, tai greičiau lekiam pas senelį.